Kodėl gaminame savo grandines iš nerūdinčio plieno, o ne tiesiog iš nikelio chromo lydinio? Galiausiai, jei gamintume jas iš nikelio chromo, galėtume jas parduoti pigiau. Priežastis ta, kad nerūdijantis plienas kaip medžiaga yra daug tankesnis. Tai reiškia, kad jis yra šiek tiek sunkesnis. O kai pasikliaujate išcentrinė jėga, kad nuvalytumėte nešvarumus nuo vamzdžio sienelės, kuo sunkesnė ta medžiaga, tuo efektyviau ji veiks, o lengvesnė bus mažiau efektyvi. Kitas, dar vienas nerūdijančio plieno pranašumas prieš nikelio chromo lydinį yra tas, kad nerūdijantis plienas yra daug atsparesnis dilimui nei nikelio chromas, o tai nereiškia, kad jūsų grandinė tarnaus ilgiau. Dabar nenoriu menkinti savo konkurento. Aš net neminėsiu, kas pagamino šią grandinę, bet tiesiog pažiūrėkite į tai. Ši grandinė buvo privirinta prie šios stebulės 3 vietose – standartinėje stebulėje ir tik 3 žymės. Priešingai, kai mes gaminame savasias, mes CNC būdu išfrezuojame kiekvieną stebulę tokiu pavidalu, kuris leidžia kiekvieną grandinę privirinti prie daug didesnio paviršiaus ploto. Kaip matote, ji puikiai įsistato į tą grionelę. Tai reiškia, kad yra daug didesnis paviršiaus plotas laikantis šią grandinę prie stebulės ir būtent tai lemia gerą grandinės kokybę. Ačiū, kad žiūrėjote ir dar kartą neturiu jokio tikslo menkinti kieno nors prekės ženklo. Aš tiesiog kalbu apie tai, kas lemia gerą grandinės kokybę, nes dienos pabaigoje būtent tai ir yra svarbiausia. Ačiū, kad žiūrėjote.